Sveiki, mano vardas Artūras. Šiandien jūs pamokinsiu, kaip namuose pasigaminti sušius. Tai išties labai paprastas patiekalas, nereikalaujantis daug laiko ir žinant kelis svarbius akcentus, labai lengvai pagaminamas. Pasigaminti 3 sušių ritinėlėms jums reikės 300 g ryžių, specialiai skirtų sušiam, 3 dumblių lapų, 440 ml vandens, 50 ml ryžių acto, nepilnas valgomosios šaukštas druskos ir 1,5 valgomo šaukšto cukraus, 1 paprikos ir agurko, 1 valgomo šaukšto tepamo varškės kremo, geriausia naudoti originalų be jokių žalumynų, 100 g šaltai rūkytų lašišų filė gabaliukų. Kad gaminimo procesas vyktų sklandžiau, taip pat jums reikės bambukinio kilimėlio, su kurio vyniosime sušius, ir labai aštraus peilio. Pagrindinis akcentas bus skiriamas ryžiams, juos supilam į kiaurasamtį ir 2-3 minutės perplaunam po šaltu vandeniu. Ryžiai praplauti, dabar padėsim juos 30 minučių pastovėti, kad nubėgtų vanduo ir šiek tiek ryžiai apsausėtų. Paprikos mums reikės tik tai apie pusę, jas supjaustom pailgom juostelėm. Suspjaustom agurką išilgai juostelėm ir tokių juostelių mums reikės 3. Pasiruošim užpilą ryžiui, jam reikės 50 ml ryžių acto, 1 nepilno valgomo šaukšto druskos ir 1,5 valgomo šaukšto cukraus. Viską sumaišom suberiam į ryžių actą ir gerai išmaišom, kad ištirptų cukrus ir druska. Įsimaišėm ryžių actą, jis mums bus reikalingas pagardinti ryžiams kiaušiai išvirsti. Nusausintus ryžius suberiame į dubenį, užpilame vandeniu ir uždengiame dangtį ir paliekame, kol užvirs. Matome, pradėjo virti ryžiai, sumažinam ugnį iki minimumo ir verdam juos lygiai 10 minučių. Praėjus lygiai 10 minučių matom, kad beveik vanduo visas išgaravo. Išjungiam ugnį, uždengiam dangtį ir paliekam dar lygiai 10 minučių pastovėti. Išdėliojam ryžius ir dabar juos apšlakstysim ryžių užpilą. Patarimas būtų juos dabar gerai išmaišyti, kad visas skystis ir visas actas mūsų maišytas gerai tolygiai pasiskirstytų. Viskas paruošta, galime pradėti sukti ryžių ritinėlius. Tai pasidedam bambukinį kilimėlį, dedame ant jo ryžių dumblį, blizgiąją pusę ant kilimėlio ir dėliojame ryžius. Šių ryžių mums reikės, turėtų užtekti 3 sušių ritinėliam. Dėliojant ryžius šiek tiek paliekam nuo viršaus labai nedidelį tarpelį, jis bus reikalingas susukti ritinėlį. Dėliojam ryžius, paliekam nuo pačios nedidelį tarpą ir dėliosim, dabar užtepsim varškės kremą. Dėliojam agurką, papriką ir lašišą. Ir šiek tiek pašlapinam patį viršų dumblio, kad būtų lengviau susukti ritinėlį ir jisai pats priliptų visas. Tiesos akimirka, lengvai, truputį prilaikydami viską susukam. Ir sušlapinę peilį pjaustam ritinėlį lygias dalis.